Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes žiūrėsime 16 metų valstybinio egzamino antrą uždavinį. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Tai pažiūrėsim, kokia yra užduotis. Mums reikia nuskaityti iš failo visus pratimus ir kiek tų pratimų buvo padaryta. Ir po to, jeigu pratimai buvo vienodi, jeigu sąraše daugiau negu vieną kartą buvo pakartotas tam tikras pratimas, mes jo kartojimų kiekį turime sudėti ir išvesti mažėjimo tvarka. Tai nuo didžiausio iki mažiausio. Tai nuo pratimo, kuris buvo darytas daugiau, iki pratimo, kuris buvo darytas mažiau. Jeigu išeis taip, kad kai kurie pratimai buvo daryti vienodą kiekį kartų, tai mes turime jau tada rikiuoti ne pagal pratimo kiekį, o pagal pavadinimą. Tai pradėsime nuo struktūros kūrimo. Tai kaip matote, mes turime tik pratimo pavadinimą, kuris sudarytas iš 20 simbolių, ir mes taip pat matome ir kartojimų kiekį, kiek kartų buvo darytas tas pratimas. Tai pereiname Visual Studio ir aprašome tai. Tai toje struktūroje pas mus bus tik string tipo pavadinimas ir int tipo kiekis. Toliau mes turime sukurti masyvą tų pratimų. Tai mes žinome, kad pratimų kiekis gali būti pas mus maksimum 100. Tai ir čia nurodysim, kad maksimum 100 pratimų pas mus ir bus. Tai mes dabar atliksime duomenų nuskaitimą ir jeigu matysime, kad toks pratimas pas mus jau masyve yra, tai mes tiesiog papildysim kartojimų kiekį. Tai mums bus reikalingas ciklas cikle. Sukursime du kintamuosius. Vienas bus atsakingas už pratimų kiekį failę, o kitas už unikalių pratimų kiekį. Pridėsime biblioteką fstream ir atidarysime failą judu.txt. Nuskaitysime duomenų kiekį ir tada galim paleisti ciklą tam, kad galima būtų praeiti pro visus tos pratimus. Sukursime papildomus kintamuosius, tai pavadinimą ir kiekį, ir nuskaitysime tos dalykus. Tik nepamirštam nurodyti, kad pavadinimas sudarytas iš 20 simbolių. Mes ignoruosime simbolį perėjimo į sekančią eilutę ir pradėsime nuskaitimą nuo kitos eilutės. Ir čia į funkciją read mes perdam adresą pirmo simboliaus pavadinimą ir nurodame, kiek simbolių mes norime nuskaityti. O po to paprastu būdu nuskaitome kiekį. Dabar mums reikia pažiūrėti, ar toks pratimas jau buvo mūsų masyve. Tai mes sukursime papildomą kintamąjį buvo, kurį pavadinsime found ir priskirsime false. Tai kol kas nebuvo rastas toks elementas. Paleidžiame dar vieną ciklą ir eisime iki pratimų kiekio. Tai tiek, kiek mes turime dabar pratimų mūsų masyve exercises. Ir lyginsim pavadinimą. Jeigu pavadinimas pas mūsų sutampa, tai mes prie tų pratimų kiekio pridedam tą kiekį, kurį nuskaitėme ir sakysime, kad tikrai buvo toks pratimas pas mus rastas. Ir prie found mes nustatysime true. Toliau, čia mes turime pažiūrėti. Jeigu pratimas pas mus nebuvo rastas, tai pagal exercise count indeksą mes priskirsime tą vardą, kuris buvo nuskaitytas, ir tą kiekį, kuris irgi buvo nuskaitytas. Ir bendrą kiekį pratimų mes turime tada padidinti. Išvesime į ekraną rezultatus ir pažiūrėsime, ar tikrai gauname tokius pat atsakymus. Tai mes įrašome į failą visus tos pratimus, paleidžiame kodą ir matome tikrai teisingą atsakymą. Mums liko tik surikiuoti tą rezultatą. Ir kaip jūs matote, mes reikiavimui turim parašyti atskirą funkciją. Tai dabar ir padarysime. Tai į tą funkciją mes perdam visus mūsų pratimus. Mes žinome, kad maksimum bus 100, bet perdam dar ir countą. Kiek iš to 100 mes turim būtent paimti ir surikiuoti. Ir parašysime paprastą bubble sortą. Tai pas mus bus vienas ciklas kitame cikle. Aprašysime tą sąlygą tokiu būdu. Tai čia mes turime du ciklus, kaip prisiminate, tai paprastas bubble sortas. Mes einame iki count -1 pirmame cikle, o antrame cikle mes pradedam nuo sekančio elemento, tai nuo i+1 ir einam iki counto. Ir žiūrim, jeigu kiekis nesutampa, jeigu ito elementų kiekis yra mažiau negu kiekis elementų, kuris stovi toliau, tai mes turime tos dalykus apkeisti. Arba jeigu kiekis pas mus sutampa, tada mes turime žiūrėti jau pagal pavadinimą. Jeigu tas pavadinimas yra didesnis, reiškia turi eiti anksčiau nei sekantis pavadinimas, tai tada mes irgi tos elementus turime apkeisti vietomis. Ir čia atliekam paprastą keitimą. Aišku, tą dalyką mes galim perrašyti naudojant swap funkciją. Taip mes gausime lygiai tą patį rezultatą. Ir dėl to, kad masyvas tai pas mus yra reference tipas, mes neturime čia rašyti jokio ampersando. Kai mes iškviesime tą funkciją, automatiškai mes viską surikiuosime.
Tai maine mes turime tik uždaryti nuskaitimo failą ir surikiuoti duomenis. Po to mes atidarome rezultato failą ir išvedam duomenis į ekraną, naudojant ciklą for. Ir kaip jūs matote, mes gauname teisingą atsakymą. Ir kai mes pateikėm sprendimą, kaip matote, tas sprendimas praeina visus testus, kurie pas mus čia yra. Ir mes visur gauname teisingus atsakymus. Dabar tavo uždavinį mes pabandysime išspręsti naudojant Python. Tai pradėsime nuo klasės. Sakysime, kad ta klasė pas mus turės pavadinimą ir kiekį. Ir dabar galim nuskaityti duomenis. Tai mes taip pat sukursime kintamai, kuris saugos, kiek faile yra pratimų. Ir nuskaitysime tos pratimus, sukonvertuosime į intą. Ir po to paleisime ciklą tam, kad nuskaityti visus tos pratimus. Sakysime, kad kol kas pratimų masyvas pas mus yra tuščias ir mes po truputį tą pratimų masyvą pildysim. Nuskaitysime eilutę ir pritaikysim strip funkciją. Naudojant tą strip funkciją mes atmesime simbolį \n eilutės pabaigoje, kuris mums yra nereikalingas. Ir toliau nuskaitysime pavadinimą. Pavadinimas tai 20 simbolių eilutės. Tai taip ir nurodome. Sakome, kad nuskaitėme nuo 0 iki 20 simboliaus neimtinai. O countas tai viskas, kas nuo 20 simbolio eina iki pabaigos sukonvertuota į intą. Tai čia mes taip pat, kaip ir rašant C++ kodą, turim patikrinti, ar toks elementas jau buvo. Tai sukursime papildomą bool tipo kintamąjį. Sakysime, kad pas mus yra kintamasis found, kuriam priskirsime false. Ir jeigu rasime tą elementą, tai tą false pakeisime į true. Jeigu jis taip ir bus rastas, tai mes tada pridėsime naują elementą prie mūsų masyvo. Tai mes paleidžiame ciklą for ir einame per visus pratimus. Ir jeigu randame pratimą, kurio pavadinimas sutampa su to pavadinimu, kurį mes dabar nuskaitėme, tai mes didinam jo kiekį, sakome, kad found pas mus yra true ir išeiname iš to ciklo. Ir po to žiūrime. Jeigu elementas taip ir nebuvo rastas, tai mes pridėsime jį prie masyvo. Jeigu jis buvo rastas, tai tas ifas pas mus nesuveiks. Ir dabar pabandysime išvesti viską į ekraną ir pažiūrėsime, ar tikrai tai teisingai pas mus veikia. Ir kaip jūs matote, tikrai tai teisingai veikia. Tai pas mus buvo tik nusileikimai, atsislinkimai, atsispaudimai ir poguliukas. Tai dabar mums liko tik surikiuoti visus elementus. Tai tam mes galim parašyti papildomą funkciją, kaip ir reikalauja užduotis. Tai nurodome, kad reikėsime pagal kiekį mažėjimo tvarka ir pagal vardą didėjimo tvarka. Tai paleisime du forus, tikrinsim, jeigu kiekis nesutampa, jeigu ito elemento kiekis yra mažiau negu joto elemento kiekis, tai mes turime tuos elementus apkeisti. Aprašysime dar elifą ir lygiai tą patį mes turime padaryti, jeigu pas mus kiekis sutaps, bet pavadinimai bus skirtingi. Tai mes tada pagal pavadinimą didėjimo tvarką reikiuosime. Pagal abėcėlę. Čia galima tą kodą truputį supaprastinti, mes galim parašyti čia ir taip, ir čia nurodyti kaip or, na ir dėl patogumo pereiti į sekančią eilutę. Tik čia nurodyti reikės backslash, kuris pasakys, kad mes pereinam į sekančią eilutę. Ir tada, jeigu bent viena iš tų dviejų sąlygų pas mus suveiks, mes pakeisime tos elementus vietomis. Tai mes čia turime tik iškviesti sortą ir išvesti visus pratimus į ekraną. Tai praeiname pro visus pratimus, išvedam pavadinimą, išvedam kiekį ir išvedam perėjimą į sekančią eilutę. Paleidžiam tą kodą ir tikrai matome teisingą atsakymą. Pabandysime įmesti tą kodą į puslapį ir pažiūrėsime, ar ten tas kodas praeis visus testus. Ir jo, kaip matote, tas Python kodas irgi praeina visus testus ir veikia gerai be jokių problemų. Tai dabar jūs žinote būdą, kaip galima spręsti tokio tipo uždavinukus. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.